Moterys savo kūno formomis rūpinasi nuolat. Tai ir populiari moteriškos draugijos pokalbių bei žurnalų antraščių tema. Tačiau jei iki susilaukiant vaikelio numesti ir priaugti kelis kilogramus buvo ne itin sudėtinga, tai po gimdymo viskas pasikeičia. Keičiasi ne tik tam tikra kūno dalis, bet ir visos kūno formos. Dažna moteris skundžiasi negalinti atsikratyti papildomų kilogramų, nei laikydamasi dietos, nei aktyviai sportuodama. Tokias priežastis lemia ne tik kilogramai, bet ir organizme susikaupusios kenksmingos medžiagos, toksinai, skatinantys formuotis riebalinį audinį. Dėl to atsiranda celiulitas, patinimai, pabrinkimai, antsvoris. Deja, laikantis dietos ar sportuojant skysčių pašalinti nepavyks, kol neišvarysite priežasties, būtent besikaupiančių toksinų. Atsakymo, kaip ne tik padailinti savo kūno formas ir sumažinti apimtis, bet kartu ir išvalyti organizmą, bandėme ieškoti kartu su kineziterapeute ir kūno priežiūros specialiste Svetlana Mackevičiene. Vienas iš metodų, kaip prasitarė ji, kūno vyniojimas į negyvosios jūros dumblius. Tai yra speciali metodika, specialūs tvarsčiai, kuriais mes formuojam, koreguojam kūną. Tokį, kokį mes norėtume matyti. Pavyzdžiui, pakelt sėdmenis, suspausti šlaunis, pakelt krūtis, pakelt rankas. Ir tai gaunasi didžiulis kompresas. Yra keli būdai neinvazinėmis procedūromis optimaliai formuoti kūno formas, detoksikuojant organizmą. Vienas tokių vadinamas bandažu. Atliekant šią procedūrą, kūnas vyniojamas specialiais tvarsčiais išmirkytais šiltame jūros dumblių tirpale. Šis veikia kaip kompresas, ištraukiantis iš organizmo kenksmingas medžiagas. Per porą valandų trunkančią procedūrą klientui užvelkamas vinilinis kostiumas, todėl neslopinamas natūralus kūno garavimo procesas. Ši procedūra valo ir tonizuoja organizmą ir anot mūsų pašnekovės rekomenduojama turintiems sausą odą, strijas, sergantiems žvyneline, egzema ir netgi onkologinėmis ligomis. Specialia tvarstymo metodika suspaudžiamas porus riebalinis audinys tampa kompaktiškesnis ir lygesnis. Taip galima pakelti sėdmenis ir krūtis, sustangrinti pilvo, šlaunų odą, sumažinti celiulitą. Iš minkštų audinių ištraukime būtent toksinai, kurie randasi tarp plastilinį skystyje. O taip, kad išsivalyti visada gerai. Jeigu yra žmogus alergiškas, irgi išsivalymas labai gerai. O jau po gimdymo tai yra būtina. Todėl, kad pirmiausia, moteriškė mažai judėjo. Antras, susidarė daug skysčių nereikalingų. Trečias, jinai, aišku, turi papildomą svorio. Ketvirtas, pagaliau depresija. Jinai nori kažką savo daryti. Ir tai būtina. Todėl, kad tai pakelia tonusą. Jinai mato tik vaikutį į savo kūną, daugiau nieko. Taip, kad tikrai reikia. Ir jinai po 6 savaičių jau galima daryti tikrai. Jau per pirmąją procedūrą apimtys sumažėja iki 35 cm, matuojant 18 skirtingų kūno sričių. Tokių bandažo procedūrų užtenka 3, jų poveikis išlieka metus laiko. Po procedūros visuomet rekomenduojama išgerti ne mažiau kaip 2 litrus vandens per dieną, nes tai pratęsiamas detoksikacijos procesas, o liekninamojo įvyniojimo rezultatai ilgalaikiai. Reikia tik ryžto. Reikia labai norėti ir viskas bus gerai. Čia nebus riebalų tirpdymas, raumenų auginimas. Čia yra būtent pašalina nereikalingų skysčių. Ir dėl to apimtis sumažėja. Kai tavo kūno apimtis sumažėja, tu iš karto tą pajunti, tai jau didžiulis džiaugsmas, kad aš jau kažką tai padariau, kur aiškiai matau. Ir geras startas tam, kad aš jau pradėsiu daryti. Aš pradėsiu rūpintis, aš pradėsiu žiūrėti maistą. Fizinio aktyvumo stoka, piktnaudžiavimas sunkiai virškinamais maisto produktais, žalingi įpročiai – tai papildoma organizmo toksinų dozė. Apnuodytas jis nesugeba tinkamai funkcionuoti, todėl vis labiau silpsta žmogaus imuninė sistema. Tuomet pasireiškia tokie simptomai kaip prasta savijauta, nuolatinė energijos stoka, galvos skausmai, žarnyno veiklos sutrikimai, sausa oda, silpni plaukai, besiformuojančios raukšlės ir pagaliau bloga nuotaika. Moterims visą tai komplikuoja hormonų kaita ir nėštumas. Profilaktika visada gerai. Jeigu jau mama mintyse jau galvoja ir planuoja apie vaikutį, reiškia, jinai turi pradėti sveikai gyventi. Ir jau, aišku, nebūdama nėščia, bet gali jau pradėti tą procedūrą.
Reportažo pradžioje užsiminėme apie kelis būdus padėsiančius mamytėms padailinti kūno formas kitokiomis priemonėmis neįprasta. Kita nemažiau opi moterų tema – celiulitas. Jis atsiranda beveik visoms nepriklausomai nuo kūno apimčių. Celiulitas išryškėja tada, kai giliai odos ląstelėse susikaupia riebalų. Šie labai greitai dauginasi ir užspaudžia kraujotaką bei limfotaką. Sutrikus skysčių tekėjimui, jie ima kauptis odoje. Dėl to atsiranda apelsino žievelės išvaizda. Riebaliukas, jisai, kai yra sukietėjęs, jisai užlaiko, nes riebalinės ląstelės šiaip tai labai gražiai įsidėsto. Ir jeigu kažkur tai pas mus sutrinka kraujotaka, limfotaka, iškėsi riebalinė ląstelė pradeda į save tos toksinus pritraukti ir jinai užtat išburksta. Ir kad būtų lengviau ištemti, kad šalintųsi, tai aišku, mums būtų gerai išardyti tą riebalinės ląstelės apvalkalą, nes dar apvalkale tokiam yra. Ir kai mes suminkštinam, aišku, jau ten viskas geriau pasišalina. Celiulitas gali susidaryti beveik visose kūno vietose – ant rankų, kojų, pilvo, pasmakrėje. Jo šalinimas yra nelengva ir ilga procedūra. Tiesa, su aparatu Technispa ši misija gali būti įgyvendinta kur kas greičiau ir efektyviau. Masažuojančiu aparatu naudojamas liekninamasis serumas ir daromas trejopas poveikis. Oda siurbiama, jonizuojama ir stimuliuojama. Su vakuumo pagalba mes išardom riebalinės ląstelės membraną. Tos procedūros metu mes naudojame serumą. Galvanizacijos pagalba mes įstumame tą produktą į gilesnius sluoksnius. O stimuliacija tai jinai stimuliuoja ir odą, ir raumenį. Tai iš karto atliekamos 3 funkcijos. Ši neskausminga procedūra suardo riebalų ląsteles, pagerina odos limfotaką ir kraujotaką, todėl ne tik mažėja celiulitas, bet ir stangrėja oda. Įvairių kūno vietų odos stangrinimas atliekamas be vakuuminio siurbimo. Naudojant specialų serumą voleliai stimuliuojami raumenys. Procedūrų metu Technispa aparato veiklumo stiprumas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į žmogaus jautrumą bei organizmo reakciją. Pasak mus konsultavusios specialistės, paprastai tokias procedūras moterims jau galima atlikti po gimdymo praėjus 1,5 mėnesio ir rekomenduojama ne mažiau 10 procedūrų. Šį metodą galima derinti su jau anksčiau minėta organizmo detoksikacijos ir kūno formų tobulinimo bandažo procedūra. Šitas procedūras galima derinti tuo atveju, kai būna labai pas moteriškės kietas kūnas ir tokia stora oda. Ir jeigu labai susikapsuliavęs celiulitas, jis tiesiog toks būna, ne vandeningas, bet daugiau toks riebalinis, nelygus, tai labai gerai iš karto pardyti, iškėsi tą riebalą, o po to daryti bandažo procedūras. Tada yra tikrai daug efektyviau. Tikimės, kad po šio reportažo moterys, stebėdamos savo kūno formas, taps kur kas optimistiškesnės. Tiesa, pavasaris jau čia pat, bet jam pasiruošti dar turime laiko.